Petro nuotykiai vyne. Taigi tęsėme istoriją apie šnekutį obuolį Petrą, kuris sulčių spaudykloje buvo įsunktas iki galo, kartu su kitais likimo broliais iš obelių. Paskui ūkininkas Pranas supilstė jų sultis į didžiulius stiklainius, nunešė į rūsį ir paliko rūkti. Rūksta Petras dieną, rūksta dvi, o šalia jo rūksta toks saldžiarūkštis obuolys vardu Anupras. Petras jo ir klausė: ko, Anuprai, toks surūgęs? Dar nesurūgęs, dar tik rūkstu, atsakė Anupras ir taip atsirūgo, kad net burbuliukai suburbuliavo. Praėjo dar kokią savaitę, atėjo ūkininkas Pranas naujojo vyno tikrinti, atkimšo stiklainį, pauostė, įbėrė mėlių ir vėl uždarė. Kaži, kodėl jis mūsų neparagavo, nustebo Petras, gal mes pasirodėme jam neskanus? Gal mums reikėtų kiek pasistengti rūkti dar smarkiau negu rūgome iki šiol, nes gali blogai baigtis. Pavirsim actu ir bus tada. Ir ėmė obuoliai rūkti kiek tik išmanydami. Burbulai net per stiklainio kraštus virto. Rūgo, kol vieną rytą Petras pabudo surūgęs labiau nei visada. Taip surūgęs, kad net per stiklainio viršų veržėsi ir tekėjo ant grindų. Vyrai, apsidžiaugęs sušuko jis, man atrodo, kad aš jau surūgau. Šiuos žodžius išgirdo dvi pelytės, Miša ir Maša, kurios išsigraužusios urvelį ramiai sau rūsyje gyveno. Miša, einam vyno paragausim, sušuko Maša ir išlindo iš urvelio. Susirado jos du saulėgrąžų lukštus, prisipylė vyno ir ragauja. Į sveikatą, sako Maša Mišai. Į sveikatą, atsako Miša Mašai. Taip jos ragavo, kol labai įsilinksmino ir pradėjo dainuoti. Vynas upelės tekėjo, Miša ir Maša uliojo, mums jau nieks nebaisu, eisim mušt katinų. Išgirdęs kažkokį triukšmą, sunerimo pro šalį ėjęs katinas Vasilijus Vasiliauskas Kaco ir nutarė nusileisti į rūsį bei patikrinti, kasgi ten darosi. Nusileido, o jergutėliau, žiūri, ogi čia dvi įkaušusios pelės sėdė aplink vyno stiklainį ir šaukė jam: eik švaska, įpilsim ir tau. Vynas upelės tekėjo, Miša ir Maša uliojo, jau mūs nieks nebaisu, eisim mušt katinų. Na gerai, galvoja savo Vasilijus, pasėdėsiu su jomis, kol užmigsau, paskui jas valgysiu, vynelį užgerdamas. Nusileido Vasilijus ir baliavoja su pelėm, šoka, dainuoja, vinutį šnekutį ragauja. Ragavo, nepastebėjo, kaip užmigo. O pelės, pamačiusios, kad katinas jau miega, nutarė pajokauti. Paėmė jo uodegą ir įmerkė į vyną. Kitą rytą į rūsį nusileido ūkininkas Pranas ir net žagtelėjo radęs atkimštą vyno stiklainį, o šalia jo miegantį katiną Vasilijų, kurio uodega įkišta į vyną. Prisigėrei bjaurybę ir visą vyną man sugadinai, supyko ūkininkas Pranas, paėmė Vaską už pakarpos ir išmetė laukan. Nuo to laiko Vasilijus nebegėrė nė lašo, nesuprato, kad žalias vynas ne vanduo, jis kenkia šeimos, visuomenės ir katinų sveikatai.